Labas visoms. Tai ką, spalis prasidėjo, o aš suprantu, kad aš dar nepabaigiau su visais rugsėjo reikalais. Ir šiandien norėčiau aptarti tai, ką aš pabaigiau naudoti per rugsėjo mėnesį ir susiskirščiau į 4 dalis, netgi tą visą didžiausią krūvą. Jeigu praeitą mėnesį buvo produktų daugiausiai 15, tai aš šiandien manau jų yra apie 30 ir tikrai labai turime daug aptarti. Tai pašnekėsim apie produktus, kurių aš daugiau tikrai nepirksiu, tada kurių tokie nuomonės tikrai nepaliko nei geros, nei blogos, tai tokie, nežinau, jeigu ta prasme nusipirks, jeigu ne, tai tikrai nebus pasaulio pabaiga. Tada keli dalykai, kurie man labai patiko ir jie būtinai bus kartojami. Ir dar nemaža krūvelė produktų, kuriuos aš tiesiog atiduosiu, bet tikrai ne dėl to, kad jie man ten blogi ar kažkas, bet atsižvelginti tai, kad tikrai turiu nemažą kolekciją visokiausių produktų, tai nesinori tiesiog, kad jie stovėtų nenaudojami ir pats laikas būtų jais pasidalinti. Beje, galbūt iš karto atsiprašau už tokį apšvietimą, aš manau daug kas supras, nes kai ruduo prasidėjo, tikrai nebėra tų saulėtų dienų ir tokių šviesių, kurios leistų filmuoti kaip anksčiau toje pačioje, ta prasme, be jokių lempų ar kažko tais. Žodžiu, tai tikiuosi, kad kokybė bus tinkama ir gera, o dabar aš net nežinau, nuo kokios krūvos geriausiai būtų pradėti. Žinau, kad laukia to, ko aš nerekomenduočiau, bet mes pradėkime nuo viduriuko, tai yra produktų, kurie man nepaliko jokio įspūdžio. Taigi, man padešinė yra netgi kokie 6-5 produktai, kurie tokie sausau, kaip pasakyti. Ir turiu netgi 2 dušo želė. Pirmoji yra iš Sanex, tai Hydrated 24 Hours. Vis dar noriu lietuviškai skaityti. Ir tai yra tokia tiesiog paprasta dušo želė, kuri manęs, kaip pasakyti, nelabai sužavėjo nei sudėtimi, nei dar kažkotis, bet atsižvelgiant į kainą ir kiekį, tai labai yra sunku, kaip pasakyti, kai aš skaitau tas sudėtis, sunku apibūdinti visus tos ingredientus, nes jie tikrai kai kurie kelia žalą, bet aš visada tepu, nežinau, didžiausią sluoksnį tų drėkinamųjų kremų, tai aš nepajaučiu, kad ten labai sausintų. Ir šitą duše nepastebėjau, kad, žinot, kaip būna kartais kaip prausi ir supranti, kad jau toksai atrodo plyš oda, tai su šitu nebuvo tokio jausmo, bet toksai, nežinau, man ir kvapas nebuvo labai įspūdingas ir šiaip kažkoks toksai, ta prasme, bus, nebus, nesvarbu. Tada turiu antrą iš FA, tai Oriental Moments, ir aš pirkau ją iš tikrųjų pagal kvapą. Kvepia maloniai, taip kritietiškai, skaniai, bet nepasakyčiau, kad jau mano bus gyvenimo skaniausias kvapas. Ir aš jos pas save neapžvelginėjau, šiaip didžiąją dalį produktų tikrai galėsite pasižiūrėti pas mane tinklalapyje, paskaityti apžvalgas, jeigu jums yra įdomu. Bet šitos dušo želės tiesiog, ta prasme, nedatalizavau, nes prieš metus panašiai pirkau ir sudėtis yra identiškai tos pačios, tai galvoju tiesiog nesikartos. O šios, tai jeigu aš jau sakiau, kad šita yra, tai 50-50, ta prasme, kad gali sausinti, tai šita tikrai sausins ir po to yra labai didelė būtinybė pripuoti kuo daugiau kremo, bet šiaip dušo želė kaip dušo želė, jinai tikrai nieko neišsiskiria ir jeigu nusipirksiu, tai nusipirksiu, bet nemanau, kad bus, kad ateis parduotuvė, aš iš karto prie FA lėksiu ir pirksiu, kad ten, nežinau, patenkinčiau savo kažkokius poreikius. Turiu iš Douglas kūno šveitiklį Home Spa Breath of Amazonia ir tai yra kūno šveitiklis, kuris man šiaip labai patiko, labai gerai šveitė kūną, paliko jį švelnų, bet ir sudėtyje yra tam tikrų ingredientų ir pati pajaučiau, jog oda yra tikrai sausinama ir man tas nelabai patiko. Tai tiesiog, jeigu aš dabar pirksiu kitą kūno šveitiklį, tai tikrai būtinai paskaitysiu, kad nebūtų nei druskos, nei, nežinau, su to putojančio, nežinau ką, putojimą kelintis ingredientas yra šiame gaminyje. Tai tiesiog, nežinau, net labai yra sunku kalbėti apie produktus, nes tokia, kaip, nežinau, kaip neapsisprendus moteris sėdžiu. Nežinau, nelabai patiko, bet pusė velnio. Ir jeigu antrą kartą turėčiau, tai sunaudočiau, bet jau žinočiau, kad su juo reikia elgtis atidžiau. Dar yra vienas jau, ačiū Dievui, nebe kūno dušo želė, tiksliau, bet jau kūno kremas, tai yra iš Supreme ir Caviar Body Lotion, toksai, nežinau, vėlgi, kūno kremas kaip kūno kremas,
Aš jau stengiuosi rinktis arba jau pagal sudėtį, kad būtų labai geras, arba pagal kvapą ir jau tada tik to galvoju, kad sudėtyje, kad ten jau jeigu ir bus kažkas, tai jau ten nieko baisaus, nes jis jau labai skaniai kvepia. Šitas normalus, ta prasme, toksai ir visas kūnas buvo švelnus, glatus ir taip toliau, bet nebuvo to man svarbiausio faktoriaus tai kvapo ir nežinau. Tiesiog nepaliko tokio įspūdžio, kad tikrai dabar norėčiau turėti antrą. Gerai, keliaukime prie tik tais 2 produktų, kurių aš nerekomenduočiau nei vieną iš jūsų pirkti ir jeigu ką, tai yra tik tais mano nuomonė ir tiek. Taip. Pirmasis būtų iš Mixa, tai yra veido prausiklis ir jis yra skirtas, man atrodo, riebiai odai. Problematiškai. Tai vėlgi, aš vis šiandien tikrai užknisiu su tomis sudėtimis, bet taip jau yra. Šis tikrai, aš ta prasme, nei vienai odai nerekomenduočiau su tokia sudėtimi produkto, nes kam, ta prasme, nei vienas iš prausiklių negali sausinti odos, nes tada atsiranda dar daugiau problemų ir tuo labiau riebiai odai sakyti, kad reikia sausinti, tai yra visiškas mitas ir tikrai merginos to neklausykit. Tai po šio mano oda jau būdavo tokia jau temdavo, pastebėdavau, kad ji tikrai daugiau riebaluojasi, netgi buvo išsausėjusi, tai aš žinokit, nuoširdžiai pasakysiu, naudau jį plauti savo veido šepetėliams ir taip toliau. Tikrai prie daugiau po to panaudojimo ant savo būtent odos supratau, kad nenoriu ir jo man niekada daugiau nereikės. Sekantis produktas tai yra iš Neutral šampūnas ir man jis nelabai patiko vėlgi pagal tą pačią sudėtį sprendžiant ir jeigu jau yra rašoma ant pakuotės, kad čia be parabenų, be dažiklių, be kvapiųjų medžiagų, tai nereiškia, kad jis bus labai dėmesio vertas, nes jeigu nėra parabenų, tai nereiškia, kad nėra kitų, ta prasme, kenksmingų konservantų. Jeigu nėra dažiklių, aš nežinau, galbūt yra jau ten labai minimali žmonių grupė, kuriem dažikliai gali alergizuoti, bet iš savo patirties ir kiek teko bendrauti, tai nebuvo nei vieno tokio žmogaus. O kvapiosios medžiagos, taip, jos gali alergizuoti, net mano vyrai, jos, ta prasme, kaip kada nepatinka, tai nežinau, bet šiaip tais, jeigu mes perkam jau tokį šampūną, kad jau ten jau pagal specialius poreikius, tai jau tikrai sudėtis galėtų būti geresnė ir be sausinčių ingredientų. Ir šiaip, tiesiog, jis man nepatiko, jis labai sausino plauko, nors ir išplovė gerai, bet tikrai antrą kartą jau nepirkčiau, nes, žinau, 1000, gerai, ne 1000, mažiau. Kokį, gerai, bent dabar 10 galėčiau išvardinti šampūnų, kurie yra tikrai vertesni jūsų dėmesio. Taigi, dabar reikėtų jau po truputį keliauti prie produktų, kuriuos aš tikrai rekomenduočiau ir man labai patiko, naudojau iki pat paskutinio lašelio. Ir pradėkime gal nuo Hortus Fratris kūno pienelio su hamameliu. Šį produktą aš turiu nežinau nuo kokio sausio arba gruodžio. Ir kai aš jį būtent žiemos sezonu naudojau, tai jis man nelabai patiko vien dėl to, kad labai greit susigėrė ir nepaliko ten to rezultato, kaip aš norėčiau, žodžiu. Bet vasarai tai buvo pats didžiausias išsigelbėjimas, nes tikrai greitai susigeria, palieka odą švelnę. Kažkoks ingredientas netgi truputėlį ar dezinfekuoja, ar kažką tais daro, nes pavyzdžiui, jeigu nusidepiliuoji kojas ir pasitepi šiuo kremu ar losjonu, tai jau tik truputėlį liršio, bet labai trumpai, skanus, lengvas aromatas, kuris, ta prasme, nesilaiko 5 valandas, nors aš visai to norėčiau. Bet šiaip patiko, labai lengva konsistencija, labai taupiai naudojusi ir, žodžiu, tikrai vertas, manyčiau, savo kainos. Turiu dar vieną tokį produktą, tai yra iš Biotis kremas su placenta, jis yra drėkinantis ir padedantis sumažinti raukšles. Šiaip tikrai pasiteisino, viskas buvo su juo gerai ir oda liko laiminga, sudrėkinta ir tikrai, ta prasme, mano odos tipui jis tiko. Žinau, kad jis yra kiek sunkiau randamas, tai tikrai drąsiai eikite mano puslapį, pasiskaitykite, jeigu jūs sudomins, nes nenoriu išsiplėsti, labai laukiu daug produktų dar aptarti. Bet šiaip patiko, viskas buvo gerai, savo kainą taipogi jis kuo puikiausiai atitinka. Nors labai stengiuosi pastaruoju metu prižiūrėti savo plaukus ir kaip įmanoma mažiau jiems kenkti visokiais džiovintuvais, tiesintuvais ir taip toliau, visgi vis tiek aš juos dažau, nes noriu, kad šaknis būtų tamsesnės nei mano natūrali ta pelenų spalva tokia. Tai naudojusi Garnier Color Naturals Cream ir 5,52 spalva ir ji tokia, nežinau, paprasta, eilinė ruda, bet tikrai viską nudažo labai gražiai. Ir jokių kažkokių, nežinau, dėmių
ramu, ar nežinau, kokie dar gali pasitaikyti dalykai, ta prasme, dažant plaukus namuose, tai tikrai nepasitaiko ir viskas yra ko puikiausiai. Aš tutelę naudoju 2 kartus, nes man užtenka tik šaknis padažyti ir viskas. Kaina, kokybė, viskas man buvo gerai. Turiu produktą, kurio man labai gaila ir aš tikrai, ta prasme, pirkčiau. Tai yra Novexpert hialurono serumas ir jis yra mano labai išrekomenduotas, labai išgirtas, daug kartų apie jį yra šnekėta, nes tai yra vienintelis serumas, kuris man tikrai patiko, kuris yra visiškai vertas savo kainos iki paskutinio cento, atsižvelgiant į sudėtį, atsižvelgiant į tai, kad matosi rezultatai. Jeigu aš jį naudodavau kiekvieną dieną, aš galėdavau džiaugtis, kad mano raukšlės sumažėjo. Tai reiškia, ant kaktos ar dar kažkur tais tikrai jos būdavo akivaizdžiai mažesnės ir pirmomis dienomis tai be galo džiugino, o po to tiesiog jau, ta prasme, nebuvo tiek to džiaugsmo, bet buvo ramu, gera, ta prasme, kad nebetrodau gal tokia vyresnė kaip įprastai ir tikrai labai patiko, o kaip jūs žinote, hialuronas dar drėkina odą, tai mano oda kaip tik ir mažiau riebalavosi naudojant šį produktą, nes vėlgi aš jums visada kartoju, kad jeigu jūsų oda riebi, tai jokių būdų jos nesausinkite, o tik tais drėkinkite. Ir jeigu ieškote gero serumo, tai tikrai šį drąsiai rekomenduoju. Toliau turiu iš Mizon veido kaukę Enjoy Vital Uptime Soothing Mask ir tai yra raminanti veido kaukė. Aš ją netyčia vieną dieną panaudojau, man atrodo, iš ryto ir po to aš galvojau, kodėl aš taip noriu miego. O ji kvepia, leiskit dar puosinsiu, kvepia levandomis ir aš tada supratau, kad aš toj užmigsiu ir jinai tikrai labai nuramino ir šiaip ji pasižymėjo ir gerą sudėtimi, ir normaliu rezultatu ir man labiausiai patiko turbūt pats lakštas, kuris nebuvo toks įprastas visiškai lygus, o toks net nežinau, su savo tokia medžiaga, įspaudais visokiausiais, tai tikrai labai buvo malonu naudoti ir kaina yra įprasta, man atrodo 2 eurai kažkur tais ir ta prasme, gauni viską, ko nori iš tokios kaukės. Tai tiesiog, bet tai rekomenduočiau naudoti prieš miegą. Turiu dar išrastą plaukų kondicionierių Series Derm. Ne, tai tiesiog pasakysiu paprasčiau, tai yra plaukų kondicionierius jautriai odai. Ir jis yra tikrai labai puikus, nes kvepia maloniai, primena netgi tokį mojito aromatą, tada plaukus palieka švelnius, minkštus ir taip toliau. Ir kas geriausia yra jo sudėtis, kuri yra visiškai teigiama ir nei vieno minuso aš neturiu ką pasakyti ir iš šio galime tikėtis tik tais geriausių rezultatų. Ypatingai aš džiaugiuosi dėl to, kad apskritai Biok laboratorija labai tobulėja ir jau atsižvelgia į tai, ką daro ir iš ko gamina visas priemonės. Tada turiu dar vieną priemonę iš Mizon, tai yra Snail Repair X Ampoule. Tai yra veido serumas skirtas jau brandžiai odai ir aš jį gavau ištestuoti, protestuoti, ar kaip pasakyti. Ir man jis nelabai iš tikrųjų tiko, nes mano oda yra riebi, bet mano mamai tai buvo viskas, ko jai galėjo norėti. Ir jau skambina, sako, tai kada atvažiuos į Vilnių, kada atveš man tą auksinę serumą, jos spalva yra auksinė ir labai skalsi, ta prasme, žiauriai taupi, labai lengvai pasiskirsto, bet man tiesiog pasirodė, kad per daug maitina mano odą. Ir apskritai, kiek aš esu bandžius korietiškų priemonių apart kaukių, visos jos labai maitina ir nežinau, gal pas jos ten labai reikia to maitinimo, bet pas mus tai riebaus veido mergaitėms mažiausiai reikia to maitinimo, bet šiaip tikrai rekomenduočiau jau moterim, kurio oda yra brandi, linkusi į sausumą, kad suteikti visko, ko reikia odai ir žinau, kad būtent šita priemonė yra viena populiariausių pasaulyje, tai kad aš manau tikrai šį kartą neklystu. Tada turiu, jau visai nabagėlis mano, iš Rival de Louvre veido valiklį, aliejinį, kur aš jau pasakoju ir mėgstamiausias ir taip toliau, tai labai neišsiplėsiu. Tai yra tiesiog aliejinis makiažo valiklis, su kurio yra taip paprasta pašalinti net ir vandeniu atsparų makiažą, kad aš net neįsivaizduoju. Ir pigi, ir kokybiška, ir labai taupi. Ir, žodžiu, nežinau daugiau ką pasakyti, tik tais pasakysiu tai, kad jau yra antras buteliukas pas mane vonėje ir aš tikrai dabar net neįsivaizduoju geresnio veido makiažo valiklio apart šito. Tai tikrai labai rekomenduoju. Ir toliau yra pas mane rankose higieniniai paketai iš Aloe Eco ir patviraukim truputėlį. Pastaruoju metu mano, ta prasme, nežinau,
Tiesiog viskas labai streikavo ir labai reikėjo susijimti, pasižiūrėti, ar viskas, ta prasme, kaip įmanoma geresnės padaryti sąlygas, nes turėjau problemų su inkstais. Ir, ta prasme, jeigu aš sirgau mėnesinėmis, tai aš jau nebenaudodavau tų pigiausių, ta prasme, bet kokių higieninių įklotų iš parduotuvės, bet jau stengdavausi rinktis tai, kas yra, ta prasme, sveika mūsų kūnui. Tai Aloe Eko man tikrai kuo puikiausiai pasiteisino ir viską aš esu taipogi papasakosiu savo internetiniam puslapyje. Ten labai detali apžvalga, visai tokia smagi, tai jūs pasiskaitykit. O dabar aš manau reikėtų keliauti prie produktų, kuriuos aš atiduodu. Turiu iš Avon Lux skaistalus Temptation Powder Blush ir spalva yra Showstopping Pink. Šiaip spalva yra labai miela, labai graži ir viskas su ja yra gerai, bet kai mano veidas ir taip linkęs yra į rausvumą tokį, tai ta prasme, man skaistalų mažiausiai reikia, nes ir taip persišviečiate mano visi rožiniai skruostai ir aš pagalvojau, kad tiesiog gana jas laikyti ant spintelės, kad ir kaip man būtų graži pakuotė ar patiktų bronzantas būtent šios linijos, laikas yra pasidalinti ir aš manau, jos atiduosiu savo mamai. Tada, aš žinokit, kaip visada, visi veik produktai bus mano mamai arba pasiims kažką sesę, o galbūt dar kažką atidėsiu ir draugai, nežinau. Taigi, mano mama prašė gero rankų kremo, tai aš jai išskyriau Greenfield drėkinamąjį rankų kremą su gojų uogų ekstraktu ir migdolų aliejumi. Labai patiko, viskas tikrai yra gerai ir aš džiaugiuosi, kad į Lietuvos rinką atėjo dar viena lietuviška kompanija, žadanti mums gerus rezultatus, normales, neišpūstas kainas ir nepriekaištingas iš tikrųjų sudėtis. Tai šis, manau, mano mamai tikrai patiks ir puikiausiai pasiteisins. Turiu vieną tokį reikalą iš Garnier Fructis ir aš galėčiau šį priskirti prie tų dalykų, kurie man nesukėlė jokių emocijų ir ši kaukė lygiai taip pat. Man nepatiko bent jau šampūno ir kondicionieriaus sudėtis šios, aš neatsimenu ar nagrinėjau ar ne, bet ta prasme man nepaliko tokio jokio įspūdžio ir dabar aš tikrai turiu žymiai geresnių priemonių, bet pas mamą nuvykusi mačiau, kad pas ją trūksta plaukų kaukių ir bent retkarčiais ar ji panaudos, ar aš atvažiavus turės kažką griebtis, tai ši kaukė, manau, visai turėtų pasiteisinti. Bet man, sakau, tikrai yra geresnių. Tada aš atrodo, kad atiduodu daiktus arba aš kažkokia, nežinau, išpuikėlė ir man čia tas nepatinka ir tas yra negerai, bet aš tiesiog, ta prasme, nežinau, kaip išsiteisinti, kad aš nebenoriu tų daiktų arba noriu jais pasidalinti. Nu, žodžiu, turiu iš DAF irgi plaukų kaukę Intensive Repair Treatment Mask ir tai yra tiesiog plaukų kaukė, kuri yra beveik pas mane iš tikrųjų pilna, ne, pusė, bet aš jos nenaudoju ir jis stovi ir aš žinau, kad jinai negalioja 100 metų, jo, metus, tai jau liko apie 3 mėnesiai, kad aš turėčiau ją pabaigti naudoti, tai tiesiog aš suprantu, kad aš tikrai to nespėsiu, tai vėlgi perleisiu ką nors kitam, kas spėsiu naudoti. Ir tada turiu veido šitą purškiklį iš L'Occitane su bijūnais ir man jis nelabai patiko, nes nežinau, tiesiog aš visą laiką sakau, kad jeigu yra veido drėkikliai ar ten kažkokie hidrolatai, tai ta prasme galima kur kas natūralesnę sudėtį padaryti. Ir jeigu tai yra bijūnų purškiklis, tai prašyčiau tų bijūnų, kad būtų daugiau. Čia mes turime jį tik tais 4 vietoje po visokių vandens, glicerino, sorbitolių ir taip toliau. Ir ta prasme, tu supranti, kad nu, nėra grynas produktas ir mano veidis palydo kiek lipniu. Vis tiek mano mama, dieve aš vėl teisinuosi, bet tiek to, mano mama tikrai dažnai ten žaidžia su savo veidu, o aš kaip pasidaužau ryte, taip ir grįžtu vakare, tik tais nusivalau ir neturiu laiko, ta prasme, žaisti, tai mamai, manau, pabandys, gal patiks, jeigu ne, tai tada tiesiog reikės su juo atsisveikinti. Bet šiaip antrą kartą jo taip pat nepirkčiau. Ir tada turiu 2 tokius, vienas toksai labai keistam indelį iš Lankomo, tai yra Energy Devija ir turiu losjoną, o čia man atrodo yra serumas. Tai nežinau, man šios priemonės irgi nepaliko geriausio įspūdžio ir sudėtis taip pat manęs labai nedžiugino, tiesiog galvoju, aš, ta prasme, atiduodu mažus indelius mamai, kad jį pasibandytų ir jeigu jai patiks, tada aš jai tikrai atiduosiu visas pakuotės pilnas, o jeigu ne, tai tada ieškosiu ant kito šeimininko, tai dabar pasibandymui mamai įdedu būtent tokius nedidelius kiekius.
Ir pabaigai turiu keletą makiažo produktų. Vieninteliai produktai, kuriuo aš nenaudoju beveik niekada makiaže, tai yra pieštukai akims, ten visokie žali, rudi, dar kažkokie, tai tiesiog, nežinau, aš neturiu tiek laiko žaist, antra, man akys yra labai jautrios, tai tiesiog atiduodu mamai netgi 3 pieštukus, vienas yra šiaip labai gražus, tikrai, iš Catrice Smoky Eyes Pencil ir čia yra spalva Haki ar Kaki. Kažkas to. Žodžiu, tokia graži haki spalva su blizgučiu ir, bet tiesiog, aš jas nenaudoju ir nežinau, kiek laiko turiu. Tada yra pas mane juodas akių pieštukas iš Deco Collection, nežinau, kur atsirado. Ir taip pat turiu Lankomo irgi juodą pieštuką, bet, ta prasme, aš nenaudoju, aš nežinau, ką man veikti su juodais pieštukais ir tiek. Man jie nelabai tinka. Tada antakiams atiduodu tokią irgi iš Essence Lash and Brow Gel Mascara. Šiandien kažkaip jaučiuosi tokia, nežinau, keistoka truputėlį. Čia mane dar be to pavadino menininkė, tai aš save pripažįstu kartais ne visiškai normaliai ir dėl to mano galbūt sakiniai dėliojasi kartais kitaip, žodžiu. Tai atiduodu šitą antakių želę, nes vėlgi, sakau, jis stovi, nenaudojama, aš nežinau, tiesiog turiu aš kitas priemonės ir jos man irgi labiau patinka. O mamai tai, nežinau, gal patiks, gal ne, atiduos kokiai draugai arba dar kažkam. Ir paskutinis produktas tai yra iš Avon ir turiu matinius lūpų dažus, spalva yra Au Natural. Šiaip viskas yra kaip ir gerai, bet man spalva yra visiškai netinkama. Yra tokia labai ryža ir tiesiog ji man visiškai netinka. Tai tiesiog laikas yra pasidalinti ir kai kam iškeliauti į kitus namus. Tai va. Nežinau, pusę video galvau, kad reikia išjungti kamerą ir reikia perfilmuoti viską, nes kažkaip keistai dėliojasi, sakau, šiandien mano visos mintis, bet tikiuosi, kad video jums patiko ir nežinau, ką daugiau pasakyti ir tiesiog. Nežinau, su tais pabaigtukais yra sunku viską suspėti pasakyti, noris informacijos kaip manoma daugiau pateikti, tad trečią kartą aš pareklamuosiu savo tinklalapį, į kurį jūs tikrai galite drąsiai nukeliauti ir viską pasiskaityti, apie tai netgi kas nepatiko, nes tikiu, kad bent keletas produktų gali būti ir jūsų namuose, tai visada yra geriau žinoti, kodėl jis taip nesuteikia tam tikrų rezultatų. O šiandien ką, noriu padėkoti visoms už dėmesį, palinkėti gerą savaitgalį ir kitą savaitę, žinokit, turėsime vieną tokį labai įdomų projektėlį, apie kurį papasakosiu plačiau ir pakviesiu netgi ir jūs dalyvauti. Taigi stebėkite, laukite ir susimatysime jau kitą antradienį, ateinantį antradienį. Viskas, sakau, iki pasimatymo.